Sveiki, mano mėlyjeji vaikeliai, mamytės ir tėveliai, senelės ir seneliai, mamutėlės pasakėlės. Dabar žiema ir aš jūs pamokysiu, kaip namie patiems pasidaryti snaigę. Reikia paimti lapą popieriaus, sulenkti per pusę, va taip, dar kartą per pusę, taip ir taip, pasimti žirklutes ir karpyti skersai, išilgai, rutuliukais, kampukais, kaip tik norit. Ir įvyks stebuklas, gims snaigė, pamatysit. O per tą laiką aš jums papasakosiu apie kūčias ir kalėdas. Kalėdos tai viena didžiausių ir laukiamiausių mūsų švenčių. Prieš kalėdas 4 savaitės yra pasnikas. Negalima valgyti nei mėsos, nei pieniškų valgių. Prieš kalėdas yra kūčių vakarienė. Kūčios tai žiemos pradžia ir saulės sugrįžimo laikas. Ta diena reikia padaryti gerą darbą vargšams, atiduoti visas skolas. Ant stalo būtina 12 patiekalų. Skaičius 12 reiškia, kad buvo 12 apaštalų arba metuose yra 12 mėnesių. Žemaičiai kūčioms daro cibulinę, verda barščius su auselėmis, tai grybais įdaryti virtinukai. Grūda kanapes daro kanapinę ir valgo su karštomis bulvėmis. Mirko bulvę ir valgo. Skanumas. Verdamas kisielius, raudonas, dažniausiai iš spanguolių arba baltas, avižinis. Vienas iš svarbiausių šventinės vakarienės patiekalų yra mielinės tešlos gumuliukai. Vieni juos vadina kūčiukais, kiti bandukėmis, bambulikais, galkutėmis, kleckučiais, parpaliukais, prieskučiais arba šližikais. Jie valgomi dažniausiai su aguonų pienu. Aguonų pieną dzūkai dar vadina meškos pienu. Reikia sugrūsti aguonas, užpilti virusių vandeniu, pridėti cukraus arba medaus. Ant stalo buvo dedamos tešlinės antelės. O virš stalo pakabindavo paukštį. Jį padarydavo iš medžio arba šiaudelių, arba kiaušinio lukštų. Buvo tikima, kad kūčių vakarą mirusios vėlės susirenka prie šventinio stalo ir įsikuria tose paukščiuose. Prie paukščio ir to stalo, ir tų valgių susėsdavo visa šeima. Buvo tikima, kad tai vienija šeimyną. Koks gražus paprotys. Su visais tada reikia susitaikyti. Per vakarienę būtina paragauti visų valgių, nes tada kiti metai bus derlingi ir sotūs ir turtingi. Žmonės tikėjo, kad kūčių kalėdų naktį prakalba gyvuliai žmogaus balsu. Arba labai trumpam šuliniuose vanduo vynu pavirsta.
Paplitę burtai, malkas skaičiuoti, batą šveisti, žvakę į vandenį lašinti, šunų klausyti. Lietuvoje būdavo labai įdomus senovinis paprotys. Persirengdavo kalėdų seniu ir eidavo pakiemiais pas kaimynus, gero derliaus linkėdami. Išversdavo kailinius, susirišdavo juostą, prisiklijuodavo pakulinę barzdą, pasiimdavo lazdą ir eidavo, vaikučiams dovanėlių duodavo. Su kalėdomis susijęs paprotys puošti kalėdų eglutę. Puošdavo ją laukiniais raudonais obuoliukais, saldainiais, uždegdavo žvakutes. Vėliau po kalėdų eglute atsirado paprotys padėti vaikučiams dovanėlių. Apie 12 valandą naujųjų metų naktį žadindavo net mažus vaikučius, kad jie savo laimės nepramiegotų. Sausio 1 yra naujųjų metų pradžia. Na va. Ir iškirpau snaigę. Pažiūrėsime dabar, kokia snaigė išėjo. Kiekvieną kartą vis kitokia. Vis. Va, kokia graži snaigė. Krenta snaigės. Va, kokia graži. Ir šita sninga ant mamutėlės galvos. Ir šita kokia graži. O šita sniego tulpės. Sninga, sninga, nes artėja šventės. Linksmų šventų kalėdų.